Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradedame 3 opozicinių frakcijų susitikimą planuotas buvo su 2 kandidatais į ministrus, tikimės, kad prisijungs. Dar vienas šiek tiek vėluoja ir tokį formatą ankstyvą sumanėme, dėl to, kad aplinkybės mus tiesiog įvarė į kampą, dekretas buvo vakar labai vėlai, taigi turime galimybę dar užduoti mums rūpimus paskutinius klausimus prieš balsavimą dėl vyriausybės programos Seimo salėje. Matau, kad ir ministras ateina. Prašau, prisėskite. Ir klausimas visų pirma galbūt toks įvadinis kandidatų į aplinkos ministrus. Jūs nors ir ateinate, tikrai nesate naujokas toje temoje, bet visgi pateiktas buvote gana vėlyvame etape. Kokį santykį turite su vyriausybės programa, kiek prie jos esate prisidėjęs, susipažinęs ir kiek esate nusiteikęs ją vykdyti taip, kaip ji pateikta ir tiesiog tokiame vėlyvame etape tapęs kandidatu, kaip vertinate savo pasirengimą? Tai dėkui labai už klausimą. Prie vyriausybės programos esu priemonių plano prisidėjęs, rašydamas ir padėdamas rašyti tą dalį, kuri yra susijusi pas mus su statybomis, ar ne. Tai aš šiuo metu vis dar esu aplinkos ministerijoje atsakingas už teritorijų planavimą, statybas, tam tikrą dalį statybos sektoriaus vystymo agentūros, kuri turi informacinių technologijų sistemas pas save ir bendrai reguliavimą ties statybų leidimų išdavimais. Tai šitoje dalyje aš prisidėjau. Su 20-ąja vyriausybės programa aš susipažinau, tiek galėjau susipažinti per realiai 3 dienų. Tai ganėtinai ir mažai laiko buvo, bet stengiausi ją perskaityti ir pasižiūrėti. Taipogi tą programą mes pristatėme ir aplinkos apsaugos komitete. Tai jeigu taip galėčiau vertinti, kiek esu pasirengęs, tai manau, kad 7. Savikritiška, ačiū. Laurynas Kasčiūnas, po to Saulius Skvernelis. Iš ties savikritiška. Labas rytas, gerbiami kandidatai. Vienus pažįstu geriau, 20 metų, kitus mažiau. Bet vis tik kandidato į aplinkos ministrus paklausiu klausimo. Mes daug gaunam įvairių nuogąstaujančių laiškų žmonių apie galimą pokytį miškų politikoje. Ir pirmiausia, susijusiu su tuo, kad gali būti iš jūsų lauko urėdijų visas valdymas perėti į Žemės ūkio ministeriją. Ir natūralu, kad miškai yra tikrai svarbi, strategiškai svarbi sritis, jų saugojimas ir išmintinga politika. Jūs pritarėt, kad iš aplinkos ministerijos perėtų į Žemės ūkio ministeriją visas reguliavimas šitas ir ar tai yra tikrai teisinga, ar visom išgalėm priešinsitės, kad tai neįvyktų? Tai dėkui iš klausimą, Laurinai. Kai tik tai nusprendžiau, kad iš tikrųjų kandidatuosiu į ministro postą, tai koks pats pirmas dalykas, šis klausimas buvo vienas, nerealiai ne vienas, bet pirmasis. Tai su pokalbėje su gerbiama premjerė Inga, aš paklausiau, kas tai įrašė į programą ar ne, ir to atsakymo aš iš tikrųjų vis dėlto negavau, bet principas buvo toks, kad mano nuomonė, kad tai turi likti pas mus, reiškia aplinkos ministerijoje. To pasiekoje šiuo metu turime viceministro pareigybę, kuri yra plati ir viena iš tų temų yra miškininkystė, urėdija ir viskas, kas susijęs su miškais. Tai susitarėme, kad tai galėtų likti ir aš esu už, kad tai liktų pas mus ministerijoje, tiesiog reikės būtent tą politikos kryptį labai stipriai stiprinti, rinkti kompetencijas, nes vis dėlto reikia suprasti, kad miškai ir miškas nėra vien tik tai mediena. Taipogi mes turime tokią paradoksalią situaciją, kad turime taip pat ir statybų leidimų išdavimą, taip pat ir valstybinę teritorijų planavimo inspekciją. Tai mes čia taipogi turime valstybinę miškų urėdiją, bet turime ir valstybinę saugomą teritorijų tarnybą. Tai tas balansas, aš manau, kad turi likti vienose rankose ir aš tikrai bandysim daryti viską, kad taip ir liktų, kaip yra. Trumpą komentarą dar pridedant žodį Sauliui, nes mes tokį pusiau tyrimą darom, žinokit, mes bandom išsiaiškinti, kas įrašė į programą šitą nuostatą ir niekaip, jau premjerės klausėm, nežino, kitų klausėm, nežino, jūsų klausėm, nieks nežino, tai bandykite išsiaiškinti, gerai, galėsim išsiaiškinti, kas čia įrašė šitą, nes nieks visi dabar atsitraukinėja nuo šitą projektą. Tai bandykim.
Aš norėčiau pono Vaičiūno paklausti klausimą, kada jūs savyje atradote socialdemokratų geną, ar tą pats padarėte, ar šitą geną atrado žmogus užimantis prezidento pareigas pas jūs, ar gal Briuselyje ta bacila kėdės išsaugojimo perėjo iš to, kad buvo susitikę su Vilija Blinkevičiūtė. Dėkuoju iš klausimą, gal pradėsiu nuo kitos pusės. Su Vilija Blinkevičiūtė susitikimo neturėjau, nei Briuselyje, nei Lietuvoje šiuo metu tikrai. Tai neprisidėjo prie šito geno atradimo. Genetika yra toks, žinot, sudėtingas dalykas, daug visokių cheminių procesų, daug elementų yra. Tai matysime, dar turbūt esu tame procese. O klausimas dėl socialdemokratų apskritai ideologijos, na, žinot, yra, aš sakyčiau labai paprastai, kaip žinote visą istoriją, ir čia nepaslaptis, visą laiką dirbau kaip energetikos profesionalas, tą ir darysiu. Ir jeigu yra aplinkybių, kurios verčia daryti tam tikrus pasirinkimus, tai tenka ir daryti. Patikslinti klausimą, aišku, toks nelabai gal korektiškas, bet vis tiek svarbus pagal jūsų dabartinį atsakymą. Jeigu kažkas pasikeistų, geopolitiškai labai blogai Lietuvai būtų, kaip 40 metais, tai jūs vardan energetikos prisitaikytumėte ir dirbtumėte su kažkuo kitu? Ne, aš šiek tiek gal patikslinsiu atsakymą. Energetika yra siauresnės sritis, bet jinai pirmiausia orientuota į Lietuvos nacionalinių interesų gynimą. Ir kadangi teko prisidėti ir prie ankstesnės programos rengimo, manau, kad jinai visiškai atitinka Lietuvos nacionalinius interesus. Tai Lietuvos Respublikos nacionaliniai interesai man yra prioritetas ir energetika yra ta sritis, kurioje galiu prisidėti prie tų interesų įgyvendinimo. Dėkoju, dabar matau, kad jau kolegos pagal frakcijas tada. Taip, tai Simonas Gentvilas, Jurgis Razma. Labas rytas, aplinkos ministro norėčiau paklausti. Lyginant Igną Hofmaną ir Povilą Poderskį, abudu buvo Nemuno aušros ministrai. Bet Ignas Hofmanas aktyviai spardėsi prieš įmonių užvaldymą, ėjo į STT. Tuo tarpu Povilas Poderskis išvaikė urėdijos valdybą, išvaikė SSV valdybą. Vos Hofmanui išvažiavusi komandiruotę įdarbino jam kanclerį, kuris liūdnai pagarsėjęs dėl kurio net įstatymus čia keitėme. Kaip jūs elgsitės? Ar kaip Hofmanas, ar kaip Poderskis savo kadencijoje, kišdamas kiaulės skirtingiem ministram? Ir antras klausimas, ar tiesa, ar galit paneigti, kad Povilas Poderskis taps jūsų kancleriu? Ačiū. Tai elgsiuosi kaip Kastytis Žuromskas, nes, aš kaip pasakyti, neprofesionalu gal būtų lyginti su prieš tai minėtojais vardais ir pavardėm, tai elgsiuosi taip, kaip elgsiuosi aš. Ir tiesiog, ką galima būtų išmokti, tai būtent tas pamokas, kurias, mačiau ir kaip vyko tam tikri procesai. Tai tikrai stengsiuosi atsižvelgti, bandydamas suprasti, ar priminėti tam tikrus sprendimus, ar čia gal kaip pajuokausim, pirkdamas tam tikrus bilietus, ar ne. O dėl Povilo Poderskio, tai jeigu atvirai, iš tikrųjų, jeigu viskas susiklostys, taip kaip čia dabar planuojama, tai aš manau, kad jisai galės likti ir kanclerio pareigose. Nelikti, atsiprašau, būti kancleriu. Jurgis Razma. Klausimas energetikos ministrui, kadangi jum teikiant atitinkamą įstatymo projektą dėl antro vėjo parko jūroje, jūs taip jau tvirtai pažadėjot, kad tikrai konkursas bus rezultatyvus ir atsiradęs dviejų dalyvių reikalavimas čia tam nesutrukdys. Bet, kiek žinau, numatytam konkurso pabaigos laikui būtent buvo tik vienas dalyvis. Ir kadangi nebuvo antra, jūs turėjot pratęsti konkurso laiką. Tai ar galioja jūsų pažadas, kad visgi įvyks tas konkursas ir bus du dalyviai, ar jau susviravot su tuo numatymu? Ir kaip jūs turėsite įgyvendinti programoje įrašytą punktą, kur yra pasakyta, jūrų vėjo jėgainių projektai bus vystomi tik tokiu atveju, jeigu tai neigiamai nepaveiks sausumos vėjų jėgainių projektų plėtros. Ir čia pat yra parašyta, kad sausumos vėjų jėgainių projektai yra daug geresni, pigesni, mažesnė kaina ir taip toliau.
Tai ar neatrodo jums toks punktas, kad įrašytas tiesiog sausumos vėjo jėgainių lobistų ir gal prisipažinsit, ar jūs rašėt tą punktą? Tai dėkuoju iš klausimą. Iš tiesų toks dežavų jausmas, nepasakysiu konkrečios dienos, bet turbūt 24 metų gruodžio mėnesį šitą klausimą uždavėte analogišką. Ir iš tiesų galiu kaip ir praeitą kartą, taip ir dabar patvirtinti, kad šita nuostata į programą įrašyta būtent mano, formuluotė yra būtent mano. Ir jinai tiesiog į šią programą buvo perkelta tokiu automatiniu būdu. Klausimas dėl antrojo jūrinio vėjo parko ir dėl 2 dalyvių nuostatos, taip tokia nuostata buvo būtina, tam, kad mes turėtume ne tik tarpinį sėkmingą rezultatą, bet ir galutinį sėkmingą rezultatą, tai yra pastatytą jūrinio vėjo parką. Dėl užtikrintumo konkurso rezultatais, niekada 100% nebuvo užtikrintas, bet darome visas pastangas, kad jisai įvyktų. Dėl būtent korekcijų laike, ką ir minėjote, tai mes ne iš vieno, iš daugelio dalyvių buvome gavę prašymą pratęsti laikotarpį ir būtent dėl tokių priežasčių jis yra sustabdytas ir bus atnaujintas spalio 6 dieną ir 7 dieną yra jau terminas pateikti būtent visus reikalingus dokumentus ir pasiūlymus. Tai tikrai yra tikėjimas projektų nesusvyravęs ir manau, kad mes turėsime sėkmingą projektą. Lauksim jūsų tų paminėtų daugelių dalyvių, kaip sakėt, kurie čia veržiasi. Aš norėčiau paklausyti aplinkos ministro, šiek tiek apeliuojant į Simono klausimą dėl dabartinio ministro paskirimo į pareigas, tai toks panašėja situacija vėlgi tam tikrą rytų valstybę, jūs gal geriau viceministrų paskirkite, tai taip ir keistumėtės. Ministras, viceministras, ministras, viceministras. Bet mano klausimas vėlgi susijęs su miškais. Ar tas įrašas programoje galbūt ir ta nuostata atsirado galbūt dėl to, kad ponė premjerė, būdama dar 16-20 metais tam laikotarpyje miškininkų profsąjungos pirmininkė, labai aktyviai priešinosi urėdijų reformai, skaidrinimui, buvo to bebryno tokios 42 urėdijų šalininkė, tai gal čia susiję iš jos tas nurodymas, kad būtų perduota Žemės ūkio ministerijai ir vėl būtų sukurtos 42 urėdijos, atsiprašau. Tai negaliu pakomentuoti, nes tikrai nežinau 2016 metų bebrijų, atsiprašau, irgi urėdijų, kaip sakau, kas buvo susitarta ir kas kalbama buvo šiuo metu tiek su premjerė, tiek prezidentūroje, tiek su Žemės ūkio ministerija, galbūt būsimų ministrų Palionių. Tai manau, kad, ką irgi Laurinas klausė, tai manau, kad turim žiūrėti į mišką taip, kaip jį reikia žiūrėti ir ne vien tik į medį. Tai pasikartosiu, kad mano manimu miškų urėdija ir miškai turi likti aplinkos ministerijoje. Taip reikės rasti balanso, bet jo ieško, man atrodo, visi labai ilgai ir manau, kad man pavyks jį rasti. Tai gal trumpas atsakymas toks. Vitalijus Gailis, prašau. Tiesiog sunku žiūrėti tą procesą. Jauni žmonės prikabinti prie kažkieno parengtos programos, priversti pakeisti politinės pažiūras. Ką jūs galvojate apie savo ateitį? Juk čia trumpalaikis procesas. O šitos apgailėtinai formuotos vyriausybės pėdsaką įsirašysite į savo biografiją. Klausimas abiem, kaip sakau. Na, čia jūsų interpretacija yra. Aišku, aš galiu atsakingai pasakyti, kad tikrai nėra, patys suprantate, kad ministro darbas nėra pats geidžiamiausias ir pats lengviausias. Šitoje salėje yra tikrai daug buvusių ministrų. Ir tikrai noriu pasakyti, kad biografija, žinot, yra skirtingai vertinama. Tai prievarstinių dalykų nėra. Mes diskutavome apie tai, kad toks pažadas yra iš mano pusės duotas. Jeigu jisai padės įgyventi programą, padės. Jo, tai dėkui už klausimą. Iš tikrųjų,
visi esam ten, kur esam šiuo metu, ar ne? Ir priėjom prie ten, kur esam, priimdami tokius sprendimus, kuriuos kiekvienas priėmėm, ar ne? Tai šiai dienai mes vis tiek esam konstituciniai saliai ir kalbam apie 20 vyriausybės programą. Tai, man atrodo, kad mes esam visi dideliai ir tinkamo ir nuostabioj vietoje. Tai aš gal tiesiog, irgi ką galvau ryte, kad labai kviečiu, nes visi tikrai rodėt, kaip čia pasakyti, optimizmą, ar ne, visame šitame, gal liaudiškai tariant, balagane, ar ne, prisidėti prie vyriausybės programos, padėti tam tikrose punktuose. Tai iš tikrųjų atvirai kviečiu, jeigu matot, kad tam tikri punktai jūs apeliuoja ir jums tinka kartu su aplinkos ministerija, ateikim, kalbėkim, žiūrėkim ir spręskim ir tikrai visą laiką durys bus atviros tam, kad finale padarytumėm tuos darbus, nes kai praeis visas šitas balaganas, ar ne, gale dienos atsiversim tiesiog priemonių planą ir vyriausybės programą ir žiūrėsim, pridėjom ar nepridėjom, padarėm ar nepadarėm. Tai vis tiek tas kažkada baigsis ir žiūrėsim, kokius darbus padarėm. Tai tikrai labai kviečiu dar kartą ateiti, atsigerti kavos ir pasikalbėti apie tuos darbus, kuriuos realiai galim padaryti. Į ministeriją aš kviečiu pas save. O negalima buvo be balagano? Arvydas Anušauskas klausė. Dėkui. Iš antikorupcinės komisijos varpinės jau paklausiu aplinkos ministro. Ar jūs matote sričių darbų, nuo kurių turėtumėt nusišalinti dėl savo ankstesnių galbūt darbų, dėl interesų konfliktų galimų, ar tiesiog mato tokių sričių? Ir kita dalis, STT ir antikorupcijos žemėlapio vertimuose statybos sektorius visada užima tam tikrą vietą korupcinių veikų srityse. Jūsų veiksmai, priemonės, kurias galbūt jūs numatytumėt, kad šitas sektorius iš tikrųjų taptų skaidresnis, verslui primtinesnis, būtent antikorupcinės priemonės turiu galvoje. Tai pirmiausia, gal apie save patį iš principo, tai kreipiausi į FTECą išaiškinimo, nuo kur man reikėtų ir kur man reikėtų nusišalinti. Tai iš principo, jeigu tam tikros įmonėse ir konkrečiose aš daryčiau kažkokius, tai, palengvinimus, peržiūrėjimus ir taip toliau. Jeigu kalbam apie pačius sprendimus ministerijoje, tai reikia suprasti, kad ministerija neišduoda leidimų tam tikriem konkrečiam asmenims, ar ne, jinai, kaip pasakyti, reguliuoja bendrai visą reglamentavimą ir šioje vietoje, ką mes matome, tai matome mes procesą, kuris nėra iki galo skaidrus, tai ką šiuo metu jau daro statybų sektoriaus vystymo agentūra, jinai atveria visus duomenis, kur kokiame mieste yra išduodami kokie leidimai, kokie leidimai yra išduodami per kiek iteracijų ir dar mes atversime, kaip pasakyti, tas priežastis ir priemonės, kodėl savivaldybės leidimus atmetinėja. Tai ten bus ir ten yra didžiausia, kaip sakoma, rizika, nes būtent savivaldybės išduoda statybos leidimus, o dėl ko jos atmeta, dėl ko jos vėluoja, tai būtent šitas priežastis turėsime išanalizuoti, kalbėti su jais, kad verslui būtų paprasčiau toje vietoje. Tai trumpai tiek. Prašau. Aš aplinkos ministro norėčiau paklausti, jūsų koalicijos partneriai, valstiečiai pasiūlė įvesti transporto spūsčių mokestį. Taip kovodami, nežinau, ar su spūstimis, ar dar su kažkuo tai, bet šitas sritis yra labai svarbi, tai yra tarša, su kuria vienas iš iššūkių kovoti ir aplinkos ministerija, ir įsipareigojimai tam tikri yra. Tai ar jūs planuotumėte spūsčių mokestį transporto priemonėm, ar transporto priemonių mokestį įvesti ir kada tai planuojate daryti? Tai neplanuoju, žinokit, tikrai kol kas jokių mokesčių įvedinėti ir reikės situaciją pasižiūrėti plačiau, tai jeigu trumpai, tai neplanuoju kol kas nieko apie mokesčius. Eugenijus Gentvilas. Aplinkos ministro noriu paklausti, pasitikslinti, ar gerai aš išgirdau, kad jūs neplanuojate vykdyti vyriausybės programos dėl miškų? Galite tą pakartoti? Nes aš taip išgirdau 2 kartus. Galėtumėte 3 kartą pakartoti? Ne, 3 kartą negalėčiau pakartoti. Koks bus tas pasakymas 3 kartą? Matas. Tai Daiva Albinaitė klausė. Matas. Labadiena.
Gerbėmieji, abiem jiem po vieną klausimą. Pirmas energetikos ministrui. Kaip jūs įsivaizduojat, kas buvo tie klausimai, kodėl jūsų koalicijos partnerių nebuvo galima prileisti prie energetikos ministerijos? Kodėl tai būtų taip pavojinga? Ir ką jūsų koalicijos partneriai, viena iš koalicijos partnerių, jeigu jie turėtų tą postą, kas tai būtų, koks tai būtų klausimas, kodėl taip pavojinga jūsų koalicijos partnerius prileisti prie valdžios? O jūsų norėjau paklausti, aplinkos ministerijos norėčiau paklausti, miškų kirtimas Lietuvoje. Ar jūs matote tai kaip problemą? Ar tai yra problema nekontroliuojama, ar viskas vyksta teisingai ir logiškai, kaip ir turi būti pagal logiškus teisės aktus, kurie yra priimti ir tai, kas vyksta, nėra, pavadinkime tai toksiški dalykai miškuose? Dėkuoju iš klausimą, tai pirmiausia dėl pavojų turbūt, dėl pavojų turbūt reikėtų pabrėžti, kad tų pavojų yra visur ir kiekviename koalicijos partnerėje, kiekviename asmenyje. Tame tarpe ir manyje asmeniškai rizikų yra, tai klausimas yra turbūt pasirinkimai yra tokie, kad būtų kaip įmanoma mažiau rizikų arba jos būtų valdomas. Dėl koalicijos partnerių, kurių neįvardinote tiksliai, bet turbūt suprantame, apie ką eina kalba, tai turėjome diskusiją dėl energetikos politikos. Aš sakyčiau, pagrindinis turbūt klausimas yra tai, kad energetikos politika turėtų būti orientuota ne tik į auditus, analizės, bet ir į gerovės kūrimą mūsų valstybės piliečiams. Tai tų dviejų klausimų balansas, be abejo, auditai taip pat reikalingi, bet tų dviejų klausimų balansas turbūt jisai nebūtų išlaikytas antruoju atveju, tai dėl to turbūt buvo tokie pasirinkimai. Tai programoje yra įrašyta, kad stabdysime plynuosius kirtimus, tai iš principo man, kaip pasakyti, taip, nevyksta taip, kaip turėtų vykti, ar ne, bet jeigu mes iš tikrųjų pažvelgtumėm čia konceptualiau ir giliau, tai toje vietoje reikėtų žiūrėti į mišką ir kaip į medieną, ir kaip į, kaip pasakyti, saugomą teritoriją, ar ne, tai kaip ką ir pasikartosiu, reikės vis dėlto to balanso ieškoti, nes vis dėlto valstybinė miškų urėdija sukuria apie 240 milijonų eurų pajamų, 40 milijonų pelno ir 7 milijonus mokesčių, tai vis tiek kitas dalykas, kurį turime suprasti, mes šiai dienai vis tiek esam tam tikroje geopolitiniai situacijoje ir natūraliai gaunasi, kad ta virvė, jinai, turėtų galbūt pasitraukti į vieną pusę, nes mums bendrai tų pinigų reikia, bet taipogi mes, ką prieš tai, būdamas, vis dar esu kaip viceministras aplinkos, iš tikrųjų radom labai daug plotų Lietuvoje, nesuformuotos valstybinės žemės, ar neįveiklintos valstybinės žemės, ar valstybinės žemės, kurią galėtumėm įveisti miškais, taip galbūt darant tam tikras investicijas dabar ateityje mes tų miškų turėtumėm daugiau. Tai taipogi programoje yra įrašyta, kad reikės didinti Lietuvos miškingumą. Ir aš manau, kad jį galima padidinti daugiau negi 35%. Lukas Savickas, po to Simonas Gentvilas. Labas rytas, kolegos. Tuoj gal duos tą žodį, girdžiu laukiančių eilės didelės. Sukasi frakcija, supratau. Tai iš tikrųjų, nežinau, kolegos, čia viena vertus daug noris paklausti, kita vertus gal nėra čia ką daug paklausti, nes pats procesas, kaip jau pasakyta, toks įdomesnis. Tai nežinau, mūsų frakcijoje iš daugybės kandidatų jau girdėjome apie tai, kad programoje padaryti pakeitimai didžiąją dalimi yra redakciniai. Tuo pačiu matom, kad ir čia turime vieną iš kolegų paskirtųjų ministrų, kurių viešai pasakyta, kad pirminė reakcija į pasiūlymą tapti ministru buvo atsisakymas arba nenoras būti ministru. Turim iš esmės vakarykštį kandidatų į kultūros ministrus stand-upą prezidentūroje atliktą, kuris tikrai nepaliko abejingų ir vakarinę versiją taip pat. Po to procesas, vėlgi ministro apibūdintas kaip balaganas pačių ministrų, ne mūsų žodis, jūsų. Skirimas prezidento nelengva širdimi, tačiau iš esmės tiesiog pasakant, kad tiesiog nebenorime, kad visą tai, kas vyktų, kad toliau tęstųsi. Ir tokiam kontekste tiesiog nuoširdus klausimas, kaip kadencija jau baigiančiam ministrui, naujiems kadenciją artimiausiu metu pradėsiančiams. Ar jūs tikrai įsivaizduojat, kad šitas pagrindas leidžia tikėtis 3 metų kadencijos? Taip.
Tai politikoje niekada nėra jokių garantijų, žinot, bet darbuojamės dėl to, kad užtikrinti kaip įmanoma ne tik ilgesnį laikotarpį, bet laikotarpis yra tam, kad tikslus pasiekti. Tai yra tiesioginė koreliacija. Simonas. O tikslus pavyks pasiekti? Nuo dar praeito 19 vyriausybė, galbūt komanda irgi kalbėdavomės, kad kam čia tos reikalus taip reikia forsuoti ir kam programos įgyvenimą taip reikia daryti. Tai aš manau, kad mes tikrai galime be kažkokių tai neigiamų dalykų konstatuoti, kad energetikos ministerija 100% gyvenimo tą dalį programos, kas buvo suplanuota pavasario sesijoje, ir su tokiu nusiteikimu einame toliau. Simonas Gentvilas, po to Daiva Ulbinaitė. Aš truputį apie kadrų politiką ir jūsų asmeninius pasirinkimus, gal, kadangi čia vienas verčiamas stoti į partiją, gal jūs kaip aplinkos ministras pakomentuotumėt, kodėl išstojot iš partijos, kas lėmė tokius viražus, nepasididžiavimas Nemuno aušra ar dar kažkas. Gal pakomentuotumėt, taipogi nutekėjo informacija, kad Nemuno aušra verčia ir yra susitarusi dėl keletos viceministrų postų kai kuriuose ministerijose. Tai klausimas energetikos ministrui ir aplinkos ministrui. Ar jūs turite pakištas pavardės tų viceministrų, kuriuos sutarė Remigijus Žemaitaitis teikti, ir ar tarp jų yra Renata Saulytė? Ačiū. Aš pradėsiu, tai tikrai jokių pavardžių konkrečių nėra, nei pakištų, nei pateiktų, nei įvardintų. Be abejo, natūralu tolimesniam procese turbūt bus tam tikras pasikoordinavimas dėl politinės komandos, tai tolimesnis procesas matysim, bet dabar tikrai ne, aš pirmiausia kalbu apie koalicijos partnerius, kurių dispozicija yra būtent energetikos ministerija. Tai apie Nemuno aušrą tikrai nėra jokios kalbos kol kas ir nieko negirdėjau apie tai. Tai Saulytės pavardė, jo, visi mes girdėjom daug kartų, bet, kaip pasakyti, šiame dabar procese neturiu jokių pavardžių, išskyrus apie gerbiamą Povilą, kurį kalbėjome. Tai buvo kalba su esama komanda šiek tiek, kas būtų, jeigu būtų, ir kai kurie žmonės galėtų tęsti savo darbą, bet apie jokias kitas pavardės atneštas iš Remigijaus Žemaitaičio ir iš aplinkos aš nekalbėjau ir iš tikrųjų vis tiek turim dar tam tikrą šiandien dieną, tai, kaip čia pasakyti, galvoju, kaip kas galėtų atrodyti, bet vis tiek jokių sprendimų būtų galbūt kvailai priimti, neprisiekus. Tai va. Dar pakomentuokit, kodėl visgi po 7 mėnesių viceministravimo paėmėt ir metėt tą partiją? Ačiū. Tai matot, kaip čia būna su tom partijom visaip. Tai įvyko tam tikras techninis niuansas ir dalykas, bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie programos ir prie tam tikrų darbų, kur vis tiek finale matysim, ar mes tą padarėm. Atsakykit į klausimą. Tai sakau, techninis dalykas. Daiva Ulbinaitė. Aš noriu paklausti paskirtojo aplinkos ministro, kad jūs sutikote būti ministru, ir mes matėm jau per šitos keletą mėnesių, kaip Nemuno aušros deleguoti ministrai gaudavo tas specialiasias zadanijas iš savo vadovo, tai ten, kur yra interesų, tai aš matau vieną kaip interesų grupių taikinį jūsų ministerijoje atliekų tvarkymo sektorių. Nieko programoje per daug nerandu apie tai, tai kaip jūs vertinate tą padėtį atliekų tvarkymo sektoriui, ką esate numatęs ir gal jau žinot, kokiam viceministrui šitą sektorių patikėsit? Tai dėkui iš klausimą, aš prieš tai kalbėjau su dabar iš tikrųjų esamų viceministrų bendrai apie, kaip pasakyti, apie tą situaciją, kokia dabar jinai yra. Tai turim 3 kogeneracinės jėgainės, turim 11 atliekų šalinimų centrų. Tai bendrai situacija jinai, kaip sakoma, yra nebloga, bet mes turime eiti į ją ko geresnę. Kol kas apie viceministrą atliekų aš, kaip pasakyti, negaliu komentuoti ir nežinau, kas jis bus ar nebus, ar ne, dėl prieš tai jūsų, kaip čia pasakyti, gaunamų klausimų ar tam tikrų keliamų uždavinių, tai vis tiek, kiek esu tame procese
dabar iš principo buvo mano tikslas, kad savo komandą ar patarėjų komandą aš formuosiuosi pats ir tam tikrus sprendimus priiminėsiu aš, nes vis tiek gale dienos, aš būsiu tas, kuris atsako už ministerijos veiklą. Aš norėčiau vėl abiem ministram klausimą užduoti, noriu patikslinti dėl tos techninės klaidos. Netyčia paspaudėt klavišą Teisingumo ministerijoje, tai dabar ar tą klaidą ruošiatės ištaisyti, ar tai yra, kaip yra įvardyjama, neištaisoma klaida. Ir gerbiamam Vaičiūnui noriu paklausti, nes energetikos tikslai, strategija apima tikrai ne 3, ne 5 ir ne 10 metų. Tikėtina, kad 28 metais žmogus, kuris užima prezidento pareigas, bus tas pats, gali būti kita dauguma Seime ir jeigu dėl energetikos tikslų jums pasiūlytų, pavyzdžiui, kolegos liberalai arba Tėvynės sąjungos atstovai tapti jų partijų narės ir tęsti, mes jau nebe tęsti darbą, tai ar svarstytume tokį pasiūlymą? Į partijas tokį geną atrasti. Dėkui už klausimą. Tai pirmiausia, dar kartą akcentuosiu, kas turbūt visiems aišku, suprantama per 35 nepriklausomybės metais, kad iš esmės mes energetikoje visuomet turėjome nacionalinį sutarimą dėl strateginių energetinių tikslų. Tuo turbūt galime džiaugtis, galime didžiuotis ir dėl to man tikrai yra garbė prisidėti prie tikslų įgyvendinimo. Kaip ir buvo ankstesnėje kadencijoje, 16-20 metais, tikrai esu dėkingas, kad pakvietėte ir tikrai padarėme proveržį sinkronizacijos projekto įgyvendinime, šiemet jisai buvo sėkmingai pabaigtas. Tai kalbant apie partijas laikotarpius, akcentuosiu paprastą dalyką, kad kadangi buvau pakviestas ir šioje kadencijoje 19 metų vyriausybės kadencijoje tęsti darbus, tai juos ir tęsiau. Teko atsisakyti 9 veiklų, skaičiavau specialiai, 9 veiklas turėjau ir dėl to planavau darbus 4 metams. Tai mano darbai planuoti buvo 4 metams, dėl to matydamas galimybę tęsti, kadangi buvo ir suburta politinė komanda, tą esu užsibrėžęs daryti iki 28 metų. O tolimesnio laikotarpio tikrai neprognozuoju, gyvenimas dinamiškas, niekas negali žinoti, kaip ten bus. Tai dėkui labai, Sauliau, kad jūs prie tos techninės klaidos taip žiūrite ir taip kabinėjatės. Tai esmė vis tiek tokia, kad aš norėčiau grįžti prie programos ir priemonių plano ir jeigu ta priemonė padės man tą planą įgyvendinti, tai viskas gerai. Norėčiau jums paaiškinti abiems, kad jūs ne tik esate ministrai paskirtieji, bet esate politikai. Tai klausimas yra ne tik apie programą, bet ir apie politiką. Tai pasakykit, ar negi sunku ištaisyti klaidą. Gal jau ištaisyti tą klaidą? Jau vėl narys esate partijos? Ne, šiuo metu dar tos klaidos neištaisiau. Tai šiuo metu dar nesu, bet... Edita Rudelienė, po to Audrius Petrošius. Ačiū už galimybę paklausti. Energetikos ministrui turėsiu klausimą. Šiandien klausant jūsų iš tiesų, aš asmeniškai, tai džiaugiuosi matydama jūs čia šitoj pozicijoje, nes matyt, turėjom situaciją kitokią ir matėme vieną iš koalicijos partnerių valdančiosios tą norą turėti šitą poziciją. Bet pakeliui Seime dabar keliauja komiteto steigimas, dalinamos vadovaujamos pozicijos ir greičiausiai energetikos komitetui vadovaus partneriai, kurie norėjo būti jūsų vietoje. Tai kaip įsivaizduoja tą bendradarbiavimą, ar tai bus bendradarbiavimas, ar tai bus pagalių kaišiojimas į jūsų darbą? Ačiū. Dėkui iš klausimą. Turbūt tas kelias, kuris teko, jis nėra pats lengviausias, bet turbūt nėra ir pats blogiausias. Tai kalbant apie bendradarbiavimą su Seimu, be abejo, tokia jau sandara, kad visi esminiai įstatymo pakeitimai, jie yra diskutuojami ir priimami Seime. Tai tikiuosi konstruktyvaus darbo, kaip ir praeitą kartą, praeitoje kadencijoje taip pat buvo keliamas klausimas, tiesa, tuo metu turbūt konservatorių frakcijų tokį klausimą buvau gavęs, ar būtent vieni iš koalicijos partnerių netrukdys, netorpeduos energetinės nepriklausomybės tikslų. Tai tuo laikotarpiu praeitoje vyriausybė 19, manau, kad mes tikslingai ir teisingai suvaldėme tas rizikas. Na ir manau, kad tokiu būdu galėsime dirbti toliau. Audrius Petrošius. Dėkoju.
Vyriausybė dirbs kaip komanda ir atsakomybė visiems teks kaip komandai. Paskutinis trejetas kandidatų buvo tas, kuris nuskambėjo labiausiai, visas atrankos procesas. Ir vakar matėme vieną labai svarbą elementą. Vyriausybės vadovė, premjerė susitiko su kultūros bendruomenė. Prieš eidama sakė, kad ieškos kompromiso, girdės jų balsą ir ieškos kažkokių tai sprendinių. Nepasitenkinimas vakarykščių procesų kultūros bendruomenėje buvo didžiulis. Didžiulis nepasitenkinimas, labai daug baimių, į kurias nemanau, kad buvo įmanoma atsakyti per tokį trumpą laiką, nepaisant to, šiandien turim dekretą su 3 pavardėmis. Tai jums 2 klausimai. Vienas profesinis, kitas labiau žmogiškas. Profesinis, tai ar su bendruomenėmis bendrausite lygiai tokiais pat principais, kaip vakar bendravo ponia Ruginienė? O antrasis klausimas labiau žmogiškas, suprantu, kad kaip politikam galbūt nėra labai patogu. Kaip vertinat savo kolegą poną Adomavičių? Tai pradėkime nuo pono Žuromsko. Tai nuo profesinio klausimo galiu padėti ir atsakyti ir patikinti. Tikrai jau dirbu 9 mėnesius ir teko labai daug bendrauti su bendruomenėmis, ieškant to kompromiso. Tai šitoje vietoje, nežinau, gali tikrai čia sėdintys salėje pritarti ir pasakyti, kad buvo daug bendrauta, daug kalbėta ir to kompromiso ieškota. Tai tikrai tas bus tęsiama toliau tose srityse, kur kalbėjome prieš tai. O apie Ignotą Adomavičių ir apie situaciją aš nelabai norėčiau komentuoti tiesiog iš principo. Tai tiek. Dėl vertinimo irgi negalėčiau vertinti, nes asmeniškai dar nepažįstu, neteko susipažinti, kai teks turbūt padirbėti, galės būti ir vertinimas. Dėl viešo erdvės, žinot, galiu pasakyti paprastą pastebėjimą, man pradžia irgi rampų šviesoje politinių tikrai nebuvo lengva, tai žmogiškai turbūt irgi yra suprantami dalykai. O dar vienas klausimas buvo dėl apskritai, priminkit, bendruomenės. Taip, tai visuomet bendruomenė, ar tai būtų energetikos bendruomenė, ar platesnė prasme, mano durys visuomet buvo atviros dialogui, sprendimams, nes tikrai manau, kad ir ministerija mes netraktuojame, kad yra visa žinanti ir viską galinti, yra konsultacijos, tas procesas, kuris leidžia priimti pačius teisingiausius sprendimus. Aš dar jūsų, ministrė, norėčiau paklausti, rudenį praėjusį rudenį socialdemokratai labai tvirtino ir kratėsi kritikos, kad Kęstutis Budrys yra jų teikiamas kandidatas ir tikrai ne prezidento. O dabar galbūt sutaupytumėt laiko ir atsakytumėt į klausimą, kaip jūs manote, jūs visgi esate socialdemokrato ar prezidento kandidatas šitoje vyriausybėje? Aš esu ir tikiuosi dirbti Lietuvos žmonėm, esu Lietuvos žmonių kandidatas, tai yra esminis atsakymas, o dėl delegavimo teikimo procedūros tokios yra, kokios yra. Ir gavau tokį siūlymą, jisai man atrodo priimtinas tęsti darbus ir sutikau. Klausimas yra politinis, Tai nežinau, kaip man dabar proporciją vedinėti, 50/50 ar kitaip. Kolegos seniūnų sueiga tuoj prasidės, tai Jurgi. Energetikos ministrui dar klausimas, nes nors energetikos ministerija nebepriklauso Nemuno aušrai, bet mes toliau girdim jos lyderių pasisakymus tą temą ir ketinimus toliau siekti tos Ignitis privačių akcijų išpirkimo, įmonės delistingavimo ir jų atstovai laiks nuo laiko vis pasisako, kad mato kažkokias įtakingas grupuotės ten užvaldžiusias tą sektorių. Tai išklausčiau, ar jūs matot kokias nors grupuotės, kurios ten tampo virvutes tame sektoriuje ir kokia jūsų pozicija dėl tų akcijų išpirkimo. Nors tai čia galbūt labiau finansų ministro atsakomybė, bet jeigu vyriausybė spręstų, vis tiek ir jūsų pozicija bus svarbi. Dėkuoju iš klausimus, tai dėl virvučių tampimo tikrai ir sakykime, įvardintų tokio bendrinio termino klanų ar kažko, aš tikrai tokių nematau. Jeigu
procese paaiškėja tokie dalykai ir be abejo visokia informacija pasirodo, kreipiamės į atitinkamas institucijas, kad būtų atlikti tyrimai. Kol kas tokių tikrai nebuvo užčiuopta dalykų. Kalbant apie būtent Igničio akcijas, tai prabrėžčiau tai, kad iš esmės nėra aiškus įvardintas tikslas, pirmiausia. Antra, be abejo, tai yra ne energetikos ministro dispozicijai. Jeigu tai būtų bendra diskusija in corpore, galiu pabrėžti, kad tuo metu ir anuo laikotarpiu irgi mūsų energetikos ministerijos pozicija irgi tokia buvo ne visiškai vienareikšmė, sakyčiau, bet suprasdami, kad reikalingas kapitalo pritraukimas, neprieštaravome tokiam akcijų pardavimui, nes tai išlaiko įmonę valstybės kontrolės rankose. Na, o kalbant apskritai apie pačius tikslus, tai manau tikrai yra kitų būdų, kaip galima užtikrinti vartotojų interesus. Tai akcijų delistingavimas vadinamasis tikrai nėra prioritetinis dalykas ir tikrai reikės toliau diskutuoti, kokie yra tikslai, nes man iki galo jie nėra suprantami. Prašau, repliką. Jo, čia toks galbūt retorinis klausimas, ministrė. Prezidentas po ilgų kančių pagaliau atrado kultūros geną tame žmoguje, kurį paskyrė ministru. Tiesa, tas genas jau mutavo ir iš tikrųjų tai, kas čia įvyko, turbūt yra negrįžtamas istorinis farsas, kuris atsilieps ir mūsų istoriją ir taip toliau. Bet ar jūs suprantate, kad tas akibrokštas, kuris vakar buvo patvirtintas, jūs turbūt pastebėjot, kad to kandidato čia taip pat nėra. Todėl, kad mes manome, kad kalbėtis kol kas bent ten nėra apie ką. Kaip ir kultūros bendruomenė šiandien, kuri renkasi prezidentūros ir surinkusi bent jau šią minutį virš 50 000 parašų, taip pat neplanuoja bendrauti su šito pareigūnu būsimu. Ar jūs suprantate, kad viso to ne problema galbūt, bet priežastis esate jūs? Todėl, kad jūs buvote tai, dėl ko prezidentas tokią auką padarė, jeigu taip galima įsireikšti, norėdamas jūs turėti savo komandoje ir jis paniekino visą kultūros bendruomenę ir kultūros visą politiką. Ar jūs esate pasiruošęs dirbti ir už kultūros ministrą? Aš tikiuosi, kad jūsų kompetencijos tikrai yra aukštesnės negu to pretendento, bent jau kol kas, nes šiuo metu kultūros politikoje atsivėrė tokia juoda skylė. Tiesa, premjerė sakė, kad jį padės. Aš labai kol kas abejoju, kad jį taip pat kaip nors gebės, bet jūs turite jau patirti nemažą darbo vyriausybėje. Taigi ar jūs pasiruošęs kalbėtis ir su kultūros lauku? Dėkuoju iš klausimą. Aš galbūt pasakyčiau bendrą pastebėjimą, žinot, kuomet startuoja nauja vyriausybė, tie ministrai, kurie turi darbo patirties, natūraliai yra toks kolegialus dalykas, kad yra tokia tarnybinė, politinė pagalba. Tai manau, kad šitame procese taip pat, jeigu jos prireiks, esu pasiruošęs tai padaryti. Kultūros laukas tikrai nesu ten kompetitingas ir galiu tik tai pažadėti, kad energetikos sektorius tikrai bus kultūringas. O dėl kultūros sektoriaus, tikrai manau, tai turi būti startuojama, dirbama. Ir matysim, bus kaip bus. Svarbiausia, kad nepritrūktų šviesos kultūros ministerijoje, nes iki 10 vakaro ministras žada dirbti. Tai... Ačiū kolegos už dalyvavimą ir linkime. Dėkui.